E, Šiandienos apmąstymai ir baimės. Jums būna, kad bijot, užeina randama baimė dėl ateities. Man šiandien, net kol miegojau, pavadinkime, snaudžiau, buvo užėjus baimė dėl ateities, turbūt pagrindė dėl karjerinio pagrindo, ypač kai tu neturi karjeros ir net jos nesikė, tiesiog pagalvoji, ką dirbsi. Šiuo metu darbą turiu, jis pakankamai stabilus, niekas manęs iš jo nevaro. Iš esmės tai toks darbas, kur galiu dirbti ir dabar būdamas 27, galiu dirbti ir 30, galiu dirbti net būdamas 40, jeigu ta vieta iki tiek liks ir bus tai reikalinga. Ta prasme, nėra čia kažkokios baimės. Net 50 iš esmės gali dirbti tokį darbą. Bet vis pagalvoju, kad čia gal reikėtų kažką kitą, gal reikėtų kažkokį prasmingesnį darbą, gal kol jaunas reikėtų išnaudoti savo kažkokias jėgas. Ir man nėra tiek svarbu, kad ten man reikia darbo, kur žymiai daugiau uždirbčiau. Bent jau, sakykime, mano aplinkybės dabar nėra tokios, kurios verstų mane tai daryti. Gali būti, kad gyvenime pasikeis viskas ir bus kažkaip kitaip, bet neieškau darbo, kuriame reikėtų dirbti 5 dienas būtinai per savaitę nuo ryto iki vakaro. Arba jau geriau dirbti bent jau nuo vakaro iki nakties. Bet ir tai nenorėčiau 5 dienų per savaitę dirbti, nes mėgstu gyventi, supratau, kad man patinka visai gyventi lėtai ir panašiai. Ir čia yra įdomus kažkoks šokis, skaitant kažkokius dvasinius tekstus arba rytų kažkokią filosofiją. Kaip ir reikia mokytis ir ieškoti savyje pakankamai stiprybės, kad nebijotum tos nežinomos ateities kažkokios. Kad mokėtum sudylinti su nežinomybė ir leisti, unfoldint jai taip, kaip jinai jau gausis. Tačiau mes vis tiek, kad turbūt kažkokius turime, ne tai, kad gal kontrolė, gal ne tas žodis, bet kažkokius pasirinkimus, į kurią pusę gal norėtume judėti ir stengtis kažkaip nukreipti savo jėgas. Tai man kaip ir prieš porą savaičių buvo kilę idėjų, kur norėčiau galbūt toliau judėti ir kur galėčiau, būtų nauja, bet pasirašyčiau šitoms naujovėms ir nebūtų gal tai baisu. Bet kartais užeina kažkokios baimės, kur atrodo, kad kažkaip taip kaip gyveni labai laikina, kas bus, kai ten, nes tada pradedi galvoti, kad iš visų sudedamųjų, ką dabar, kas vyksta tavo gyvenime, kas nevyksta tavo gyvenime, kokius draugus turi, kokią šeimą turi. Ir vieni dalykai ir perlipinėja per kitus, kad galbūt jeigu tu ten kažko netektum, tau būtų labai skaudu ir būtų labai sunkus periodas, o jeigu tau reikia dirbti 5 dienas per savaitę, tai tada kaip tu ten sutvarkysi su visu tuo ir iš vis galvosi, kaip viskas beprasmiška. Visokie tokie reikalai. Ir tikėtina, jog jie kažkada turbūt gyvenime vienokia ar kitokia forma įvyks. Ir bus tie nuopuoliai, ir bus kažkokie skausmai, kažkokie tai kančia, pavadinkime, kažkokie kūno reakcijos, kurios trukdys turbūt kasdieniam day-to-day egzistavimui. Nes aš gyvenu dieną iš dienos. Aš galbūt kažkiek pasiplanuoju, ką aš per dieną noriu veikti, bet dažnai aš žiūriu toje dienoje, kas vyksta. Jeigu noriu po džimo pamiegoti, vadinasi einu miegoti. Jeigu noriu kažką kitką veikti, vadinasi, arba laikausi kažkokio ten plano, kad kažką norėjau padaryti, einu kažką veikti. Taip, einu į darbą, viskas su tuo tvarkoju ir nesvarbu, ar ten geriau jaučiuosi ar blogiau jaučiuosi. Kartais tai labai užknisa ir galvoju, velniop šitą viską, šitą darbą, save išlaikymą, kažkokiais pinigus, kaip konceptą ir panašiai. Kartais tai viskas būna paprastai ir tiesiog nueini ir džiaugiesi iš viską turi darbą, nes ištraukia iš kažkokių nuolatinių galvojimų ir panašių dalykų. Ir kažką nuveikia. Ir galų gale, aišku, tai padeda survivint. Bet kai neturi, sakau, kai kartais
aplanko tos mintis, kad neturi kažkokių specialių įgūdžių ir neturi netgi kažkokio labai polinkio į tam tikrus specialius įgūdžius, kad ten norėtum kažkokius labai dalykus išmokti ir iš to daryti pinigus ten ir panašiai. Nes čia vėri, labai toks kapitalistinis požiūris viską monetizuoti, tą, ką mėgsti daryti ir panašiai. Tai yra kažkokių veiklų, iš kurių gal norėčiau monetizuoti, kaip tai vyktų. Yra veiklų, iš kurių nenorėčiau monetizuoti visko iš eilės. Tai tarkim, viena iš jų yra gal kartais kūryba. Iš vienos pusės kartais pagalvoju, kad faina uždirbti iš paveikslų, kurių ten nieks neverčia tavęs kažkaip tapyti. Tapai kaip tau gaunasi, tapai kaip tu norisi, mėgaujas procesu ir tiesiog kažkada įdedi į marketą, nupirksi ir panašiai. Bet nesinorėtų dabar versti savęs kažkaip, aš čia turiu būti ten geresnis, aš turiu būti ten competent su visais kitais. Nes tai yra kažkoks labai didelis vargas. Ir aš suprantu, kad realybė yra kažkokia competing, bet kažkaip nesinori savo gyvenimo pozicionuoti kaip visą laiką competent vieni su kitais, kad survivint. Tiesiog, kad survivint. Tai norisi kažkaip gal daryti dalykus, kur, nežinau, pavadinkime, širdis traukia daryti juos. Ir jeigu jie reikalaus ten kažkokių papildomų žinių, manau, kad tada ten noras tai išmokti atsiras. Bet nesinori taip kažkaip per prievartą pušint, kad aš dabar turiu tapti kažkuo, kad išgyventi ir bla bla bla. Tai va. Tai nežinau, gal tas, kas žiūrės, jeigu žiūrės šitą video iki galo, parašykit, ar jums būna kažkokių tokių baimių ir apmąstymų, kad ir jaunesniam amžiuje, ar gyvenate pakankamai patogiai ir žinote savo 5 metų planą, ar 20 metų planą ir pas jūs viskas yra maždaug išspręsta.